Šį kartą išpakau dar vieną labai įdomų išmanųjį telefoną – Realme GT8 Pro. Įdomu tai, kad pakuotė rėsia ne tik išmanų telefoną, laidą ar net dėklą, tačiau ir mažą atsuktuvėlį. Dabar patys galite pasirinkti, kaip atrodys jūsų kamera nugarėlėje. Be abejonės, aš savo apžvalgose daugiau dėmesio skiriu būtent nuotraukų ir filmavimo kokybei, todėl ir šį kartą labiau akcentuosiu, kaip fotografuoja ir filmuoja naujasis Realme GT8 Pro flagmanas. Kiek anksčiau teko bandyti ne Pro modelius, tačiau paprastus Realme GT išmaniosius telefonus. Ir Realme GT7 buvo vienas patraukliausių vasaros pasirinkimų pagal kainos ir kokybės santykį. Šį kartą Realme GT8 Pro kur kas aukštesnė lyga. Naujausias ir galingiausias procesorius, ekrano atnaujinimo dažnis net 144 Hz, baterijos talpa net 7000 mAh. Laidinis įkrovimas 120 W, o bevėlis 50 W. Įdomu tai, kad nugarėlė atsiranda dar vienas pavadinimas. Realme pradeda partnerystę su fotoaparatų gamintoju Ricoh GR. Tie, kas domisi fotografija, žino, kad Ricoh GR yra kompaktiškas fotoaparatas su fiksuoto židinio nuotoliu. Dabar šią patirtį galite išbandyti ir su Realme GT8 Pro. Tam yra skirtas atskiras fotografijos režimas, galima pasirinkti fotografuoti 28, 35, 40 ar 50 mm židinio nuotoliais. Taip pat galima rinktis įvairius fotografijos stilius – standartinį, pozityvą, negatyvą, monochrominį ar didelio kontrasto nespalvotą fotografiją. Pati kameros programėlė turi nemažai fotografavimo ir filmavimo režimų. Turime dirbtinio intelekto peizažą, pro vaizdo įrašą su rankiniais nustatymais, vaizdo įrašą, nuotraukos pasirinkimą, Ricoh fotoaparato režimą, portreto režimą, nakties pro režimą. Taip pat galima rinktis panoramos, maisto, sulėtintai, laiko intervalus, begalės įvairių fotografavimo ir filmavimo režimų. Fotografuojant galima rinktis net kelis židinio nuotolius, itin plataus kampo 16 mm kamera, pagrindinė kamera 24 mm, su kuria galima fotografuoti 28 mm, 35 mm, taip pat turime 48 mm 2 kartų skaitmeninį priartinimą, bei 72 mm teleobjektyvo kamerą, su kuria galima taip pat fotografuoti 85 mm židinio nuotoliu. Taip pat turime dar 6 kartų skaitmeninį priartinimą 144 mm bei 289 mm arba 12 kartų skaitmeninį priartinimą. Tokius trumpinius siūlo pati kameros programėlė. Maksimalus priartinimas iki 120 kartų. Filmavimo pasirinkimai taip pat geresni nei GT7 modelyje. Dabar galima filmuoti 4K raiška visomis kameromis. Įdomu ir tai, kad galima pasirinkti ne tik 60 kadrų per sekundę filmavimą sulėtintai, bet taip pat ir 120 kadrų per sekundę sulėtintai, ne tik pagrindinė, bet ir teleobjektyvo kamero. Taigi, išbandęs kiek ilgiau Realme GT8 Pro, galiu pasakyti, kad tai pakankamai įdomus ir patrauklus flagmanas. O mobilioji fotografija šiuo išmaniuoju telefonu nenusileidžia kitų gamintojų flagmanams. Filmuojant reikėtų nepamiršti, kad garsiakalbiai yra montuoti apačioje ir viršuje, todėl pasistengkite mikrofonų neuždengti ir filmuojant laikyti telefoną štai šitaip. Nes jeigu laikysite šitaip, tai mikrofoną galite uždengti ir garso kokybė bus kiek prastesnė. Patiko tai, kad 7000 mAh talpos baterija pakankamai gerai laiko. Mėgstantiems aktyviai naudotis išmaniuoju telefonu parą tikrai atlaikys. Tie, kurie mažiau naudojatės išmaniuoju telefonu, atlaikys ir 2 paras. Įkrovimo greitis net 120 W, tačiau tam reikia turėti ir originalų įkroviklį, kurį reikėtų įsigyti papildomai.